Eteryje laida iš ciklo skirto suaugusiųjų švietimui Mokytis niekada nevėlu. Šiandien kalbame apie psichologinę pagalbą. Delikvencija arba delikventinis elgesys apibūdinamas kaip psichologinis polinkis arba tendencija pažeisti egzistuojančias elgesio normas. Tai yra akcentuojama ne tiek vaiko priklausomybė tam tikrai socialiniai kategorijai, kiek jo vidinė nuostata ir polinkis pažeidinėti socialinės normas. Būtent ši savoka vartojama dar nesuaugusio, jauno žmogaus atžvilgiu tikintis, kad jo asmenybės socializaciją dar galima paveikti teigiamą linkme. Delikventiškam elgesiui priskiriami smulkūs nusižengimai, moralinio elgesio normų pažeidimai, kurie nesukelia rimto pavojaus ir nepadaro didelės žalos. Pavyzdžiui, konfliktiškas elgesys, epizodiškas alkoholio vartojimas, bėgimas iš pamokų ir kita. Delikventinio elgesio priežastis aiškiname su psichologu, socialinių mokslų daktaru Arvydu Liepuoniumi. Tas delinkventinis pats terminas tai daugiau teisinė prasme normų nesilaikymas, bet dažnai teisinė prasme normų nesilaikymas neretai sutampa ir su psichiatrų formuluomis normomis, ir tai yra sveiko žmogaus praktikavimas tam tikros elgsenos ar nesveiko žmogaus. Ir iš tikrųjų mes turbūt kalbam apie tokius ne visai psichiatriniais terminais, kur yra patologiniai atskiri atvejai, natūralu, arba tokių žmonių tikrai yra ir paauglių tarpe, ir pasitaiko dėl įvairių priežasčių, žinoma, ir dėl auklėjimo priežasčių, dėl vaikystės traumų. Iš tikrųjų, pati ta traumos savoka, kaip vaikystės traumos, kaip priežasties vėlesniam delinkventiniam, sakykime, elgesiu yra pakankamai ryški. Tik klausimas, ką laikyti traumą ir nuo kada ta trauma, sakykime, jeigu taip subtiliai žiūrėti psichoanalitiškai. Kartais sakoma, pirminiai ir antriniai veiksniai aplinkose. Prigimtis, aišku, lemia, kaip dabar dažniausiai, bet lemia ir auklėjimo veiksniai. Auklėjimo stiliai, kurie yra labiausiai skatina asocialų elgesį, arba, sakykime, elgesį ar tokį nukrypusį nuo normo elgesį, yra tiesiog agresyvaus stiliaus praktikavimas šeimoje. Jeigu tėvas yra agresyvus, agresyviai auklėjo vaiką, paprastai labiau tikimybė didesnė, kad jis irgi bus palinkęs į asocialų elgesį arba agresijos praktikavimą plačiąja to žodžio prasme. Kitas įdomus toks atradimas tokio pobūdžio tyrimuose, kiek man teko susipažinti, yra nedalyvavimo auklėjimo stilius kabutėse buvimo. Fiziškai jis yra, bet dvasiškai nedalyvavo auklėjimo situacijoje. Emocionaliai visiškai neįsijungęs, šaltumas ir taip toliau. Ir paradoksalu, bet pastarasis auklėjimo stilius irgi gali, kitaip sakant, abu stiliai, kurie netneša normalios dozės šilumos vaikui tam tikram amžiui, gali būti baigtis tokiais dalykais. Kai kurie dar subtilesni tyrimai byloja tai, kad per mažai dėmesio jaunesniam vaiko amžiuje ir per daug dėmesio, tarkim, paauglystės amžiuje provokuoja kaip tik tokius agresyvius, kartais ir su narcizizmo ir kitais dalykais susijusius, arba su menkavertiškumo kompleksu išreikštų, kaip priežastimi, sakykime, socialinės. Mes dar, aišku, nepaminim plačia plasme aplinkos, nuo internetinės, medialinės aplinkos, kas dabar yra būdinga, natūralu, kad ir kas paauglystės amžiuje labai svarbu, tai kad tas paauglių grupės, kaip referentinės grupės, kurios nuomonė vaikui svarbiau, galima sakyti, už visą pasaulį, įtaka tos paauglių grupės ar gatvės paauglių grupės įtaka, kuri gali įtraukti į tam tikrą socialią veiklą. Ne vienas, pavyzdžiui, vaikas išvykęs, tarkim, ar jaunuolis išvykęs laiku į Jungtines Valstijas iš Panevėžio, kiek man teko girdėti čia vieną pasakymą, savotiškai išsigelbėjo nuo tikrai tos asocialios veiklos, Amerikoje tapdamas normalių tolimų reisų vairuotojų ir normaliai išlaikančių šeimą vyriškių. Radio laida parengta įgyvendinant ugdymo plėtotės centro projektą suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra, suteikiant besimokantiems asmenims bendrasias kompetencijas, finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis. Daugiau apie projektą rasite tinklalapyje www.suaugusiųjų švietimas.lt.